Paprastai sakant, kai turiu grupinę procedūrą, visą laiką darau savęs vanojimo pamokėlę. Vadini pamokėlę, galima pasakyti, kad tiesiog vanojamės ir darom tai savarankiškai. Ir pradedam nuo to, kad pirmas užėjimas, užeinam į garinę, vėsios vantos. Visas vantukes susėda, atsinešu vantas ir visiems išdalinu po vantukę. Padarom tą, ką aš kalbėjau. Atsimenat apie vaikus. Ir taip visi sėdi. Sėdi minutę, 2, 3. Aš paduodu vandens ant akmenų. Eina garas, kūnas šyla, visi pakankamai gerai kaista. Tuo metu medituojam. Ir būna iš anksto susitarta, kad visi, kai pajus, kad vanta įkaito, sakykime, iššuto, ne nuo karščio, jau karštis pasiekė veidą, nusiima vantas. Be žodžių, visi vantas nusiėmė ir kartoja tai, ką darau aš. Aš stoviu, kebras sėdi, šildau vantą. Su vanta tikslas yra nuleisti garą. Kai jūs vanojate žmogų, jūs tą patį darote. Dirbate pirmiausia su garu. Tai yra dešinė ranka, aš viršutinę kūno dalį visą apmosikuoju, kontakto nėra, tik tai rankutės, nugara ir jau ten kaip siekia kojytės į priekį, nuleidžiame, sekantis judesiukas, šiurenam lapų galiukais. Tai yra kontaktas, kai lapų galiukai vos liečia kūną. Toks sujaudinimas, kaip sakyčiau, per odą eina. Mūsų visi receptoriai įsijungia ir reaguoja šiluma ir šilta vanta. Mane čia paliukai per migrainį. Ir tikslas yra visą kūną pačiam paliesti. Žmogus geriausiai jaučia, kur jisai lietė, kur jisai nelietė ir jisai visur bėgioja. Šildo vantą, bėgioja. Šildo vantą, bėgioja. Prašiurenome, pilnas kontaktas. Mes nubraukiam, išmetam prakaitėlį. Kodėl rankas keliu į viršų? Kad gerai prasišildytume sąnarius. Pirščiukų. Šitą dalį iškaitinam dar be šildydami visą kūną. Todėl pastoviai nuo ir nubraukiam, surenkam prakaitą, kojos lygiai tas pats, nors dabar čia nerodysiu, stovint sunku, bet sėdint žymiai patogiau. Kai atsisėdi, tu gali nubraukti, nuglostyti, išmesti. Šildom ir pradedam kompresiukus. Kompresiukus taip kaip įrodžiau. Iš apačios dedam po pirštais, atgaubiam pirštus iš viršaus. Tai yra pėda ir padas gauna maksimalų karštį. Labai fainas jausmas, pabandysite patys, kai ateina karštis ten, kur jūs nesitikėjote. Esmė tame, kad teisingai padėti po ir galima ant gulto pasidėjus koją apkabinti, bet dažniausiai tai būna sudėtinga, todėl tą darom sėdėdami ir užsimetę koją ant kelienio. Tada gaunasi labai patogu, kad mes apkabinam, sėdėdami va taip va, ir galim prašildyti. Šildom vantą, šildom padą. Lygiai tas pats. Ir po to einam prie čiurnų. Judesiukai, prašildom, padarom kompresą. Kas yra gerai, kad rodant galima čiučiut lėčiau, greičiau daryti, priklauso nuo kompanį. Ir kiekvienas, kuris daro, akcentuoja savo probleminės vietas. Nebūtina suspėti ir viską kartuoti kartu su manim. Žmogus mato, bet jeigu jam šiandien skausmas kažkoks problema yra, jisai gali prasišildyti tą vietą ilgiau. Ops. Tada einam prie kelienio. Lygiai taip pat. Šildom, judinam vieną pusę, lygiai tas pats einam į kitą pusę, prašildome ir toks šuolis į viršų prie peties. Į kairę ranką kotas, dešinę ranką mes apkabinam iš anos pusės, kad būtų maksimaliai pridengtas sąnarys ir iš čia. Ir va, užkabinom ir visą petį, peties kapsulę mes prašildome. Kodėl akcentuoju rankutę? Iš karto keliu į viršų, šildau, leidžiu ant kito peties, pakeičiu ranką, lygiai taip pat. Šildau,
Ir jeigu, pavyzdžiui, man petį skauda, aš dažnai darau judesiuką į viršų, kad sąnarį šiek pakaityti. Šildau iš priekio, tą judesiuką, kaip čia rodžiau, į šitą vietą. Ne širdies plotas, ant širdies vanta neina, širdis lieka neliečiama, oras. Dėl to vantą laikau kotą ore ir kontrolė visą laiką mano rankose. Tai ta prasme, taip. Šildau, keliu į viršų, kitą pusę lygiai taip pat, iš priekio. Pasukam, pašildom. Šildom vantukę ir grįžtam atgal. Kauliukai, atsimenat, buvo? Va, taip, ant kauliuko gaunasi čiučiut ir aukščiau, ane? Čia lygiai taip pat. Pašildžiau, šildau vantą, einu į kitą pusę. Vėl. Pašildome, šildom vantą, juosmuo. Pats sau darau, kotas iš tos pusės aš užlenkiu, iš tos pusės ranką verčiu ir prispaudžiu. Kuo daugiau, kad juosmens apkabinti. Kaip ir kalbėjau, 8-10 prispaudimų, darant pačiam, lygiai tas pats. Aš vėl vantukę iš tos pusės, ranką spaudžiu, juosmenį mato 2 kartais apkabinau šoną, lygiai taip pat šildau vantą ir tada fiksuoju jau per patį viduriuką. Vanta prigludusi, šiluma lieka pas mane. Pirštai tuo metu pailsi. Vanta judesiai, kaip ir sakiau, judesio pradžia, pabaiga. Tai prasme, mes išeiname. Iš karto į viršų, pasišildome ir grįžtame. Grįžtame į apačią, papilvė. Žemiau bambos, šildo, lengvas spaudimas, pulsavimas, judesys iš apačios į viršų. Mes šildėme, šildom vantą, einam į vieną pusę, lygiai tas pats. Pašildžiau. 1, 2, 3, užtenka. Skaičiuokite, jeigu jausite, kad jums neužtenka, 1, 2, 3, šildykite dažniau. Aš linkęs iki 1, 2, 3 ir jeigu man, pajutau nesvietinai malonu, dar kartą pasėmiau vantą, pašildžiau ir po apačią. Po kardinę ataugą mes paspaudžiam truputį ir čia lygiai taip pat. Užfiksavom, puiku. Ginčytinas judesys, dėl kurio pastoviai visi ginčinasi. Aš šildau ir nesiginčinu. Jūsų valia, norit ne. Einu į viršų, šildau. Paprastai nedaug, negausiai, bet man malonu. Šildau. Vantą plaušinį. Aš dabar nešveisiu, nes iš jos neliks nieko, nes aš sausas. Bet turime pilną kontaktą nušveisti kūną ir išmasažuoti su vanta. Tai yra kotas į šitą pusę, kad būtų prigludęs, nesusibraižysi ir su ta pusė mes visą kūną visur galim praeiti. Kiek tik tai pasiekėm, pasikeitėm kitą pusę, pasišildom ir šveičiam. Kadangi kotą visą laiką laikai į alkūnę, niekad savęs nesužeisi, nesusibraižysi, gali nusišveisti. Nušveitei, išmasažavai. Aišku, kažkas turi tuo metu paduoti garo arba pats pasiduodi pagal save. Kai grupiai dirba, tai aš jau reguliuoju. Kai eina kompresai, 1, 2 ir 3 kaušas. Taip kad, vanta turi būti karšta, tikrai turi būti karšta. Šitie nušveitimai, nutrynimai gali būti švelnesni. Šiuo atveju veikia tai, ką sukaupusi vanta savyje turi. Karščio energiją tą visą atiduoda. Po to, bet kaip sakau, šitas jų procesas buvo be garo, su likutinė vertė nuo kompresų. Dabar automatiškai mes paduodame ir aš visą laiką sakau kolektyvui. Ką, mėlyjei, o dabar tai, ką visi vadina vanojimu. Ir plakamės, turim vibracijas, išsimušam, išsivanojam, pabaigai nusiglostom, pasidarom kontrastinę procedūrą ir yra toks savęs vanojimas. Jeigu pažiūrėsite bendroje apimtyje, tai lygiai tą patį darome su gulinčiu žmogum. Kai dirbam su garu, nuleidžiam, atglostom, užfiksuojam, išmasažuojam. Viskas.